Sveiki, mano vardas Edgaras Abramavičius ir šiandien norėtume pasikalbėti su jumis apie elektroninį sportą. Tikriausiai ne vienas iš jūsų žaidžiat kompiuterinius žaidimus, planšetėse, telefonuose, o gal netgi ir su konsole. Būtų labai įdomu sužinoti, kokius žaidimus žaidžiate, kaip jums sekasi. Tai jeigu norėtumėte ateityje siekti karjeros būtent elektroninėme sporte arba būti profesionaliais kompiuterinių žaidimų žaidėjais, tikrai tikiu, kad stebite ne vieną iš jų YouTube kanaluose, tai tikrai patariu ir labai linkiu jums, kad siektumėt šito tikslo atsakingai. Visada turėkite omeny, kad reikia pailsėti. Negalima žaisti be perstojimo 5-6 valandas. Kas valandą padarykite pertrauką. Klausykitės tėvų ir sveikai maitinkitės. Jeigu tėvai pataria valgyti tam tikrą maistą, tai tikrai atkreipkite tai dėmesį, nes greitas maistas, nesveikas maistas jums nepadės siekti profesionalaus žaidėjo karjeros. Taipogi tikrai pasidalinkite visais savo laimėjimais, pralaimėjimais su tėvais ir mokytojais. Paskatinkite savo tėvus ir mokytojus išbandyti žaidimus, nebijokite, jie tikrai supranta tai, ką jūs veikiate laisvalaikiu, nes vidutiniškai kompiuterinio žaidimo vartotojas yra apie 40 metų amžiaus, tai yra būtent kaip jūsų mokytojai ir tėvai. 3 rekomendacijos, jeigu jūs norėtumėte tikrai tapti profesionaliais žaidėjais. Tai vienas dalykas – saikingas žaidimas, sveika mityba, fizinis aktyvumas. Jeigu jums yra pasakyta sportuoti, žaisti tam tikrą sporto šaką, tikrai atkreipkite dėmesį į savo mokytojus ir ypač fizinio mokytojus, nes tai yra raktas jums į sėkmę ateityje. Taip pat nepamirškite, kad kai rungtyniavote prieš draugus, tai yra virtualiame pasaulyje, žaidžiant kompiuterinius žaidimus, būkite draugiški, neužgauliokite vieni kitų. Nes visi kartu siekite bendro tikslo, tai yra karjeros, būtent tapti profesionalių vaizdo žaidimų žaidėjų arba sportininkų. Norėčiau palinkėti visiems sėkmės ir kuo geriausios kloties siekiant e-sporto karjerai savo svajonės ir iki greitų susitikimų virtualiuose pasauliuose.